keliausime į 9 bene pačias keisčiausias ir šiurpiausias salas žemėje. Tai vietos, kurios vilioja turistus, šiurpių pasakojimų mėgėjus ar tiesiog ramiai stūkso kaip visiems uždrausti pasaulio kampeliai, vis dar prisimenami dėl savo kraupios praeities. Tačiau prieš neriant į šią kelionę, nepamirškite paspausti patinka ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims, kad nepraleistumėte kitų būsimų video. Pirmoji stotelė – sala, kurios pavadinimas puikiai tiktų siaubo filmui – Gyvačių sala arba Queimada Grande. Ši maždaug 43 hektarų dydžio sala yra įsikūrusi Atlanto vandenyne, 35 km nuo pietrytinių Brazilijos krantų. Ji priklauso San Paulo valstijai. Gyvačių sala arba Queimada Grande, kaip jau galima atspėti iš pavadinimo, garsėja gyvačių gausa. Legendose teigiama, kad čia gyvačių gyvena tiek daug, jog viename kvadratiniame metre jų yra net 4 ar dar daugiau. Be to, tik Gyvačių saloje gyvena endeminė labai nuodinga gyvatė – auksinė kaisaka. Jos nuodai yra 5 kartus stipresni nei žemyninėje dalyje gyvenančių giminaičių. Jei žmogui įgelia auksinę kaisaką, jis gali mirti per mažiau nei valandą. Gyvatės čia evoliucionavo atskirai, kai jūros lygis pakilo ir sala atsiskyrė nuo žemyno. Jos prisitaikė maitintis paukščiais, o ne žinduoliais. Kadangi saloje besiveisiančios gyvatės yra ir pavojingos ir nykstančios, Brazilijos valdžia uždraudė bet kokius neoficialius apsilankymus. Į salą vykti leidžiama tik Brazilijos kariniam laivynui ir patvirtintiems mokslininkams su specialiais leidimais, kurie tyrinėja priešnuodžius. Aišku, gandai, kad kiekviename kvadratiniame metre gyvena 4 nuodingos gyvatės, yra perdėti, bet faktas lieka faktu, tai viena pavojingiausių vietų pasaulyje, turinti unikalią, betrapę ekosistemą. Hašimos sala, dar vadinama Gunkanjima arba karinio laivo sala, yra prie Japonijos krantų Nagasakio prefektūroje. Nuo 1887 metų iki 1974 metų Hašimoje buvo kasamos anglis ir joje gyveno daugybė žmonių. Pavyzdžiui, 1959 metais mažoje vos 6,3 hektaro saloje gyveno net 5259 žmonės. Tai reiškia, kad 835 žmonėms teko 1 hektaras. Tačiau po to, kai Kinijoje anglį pakeitė nafta, Mitsubishi uždarė savo anglies kasyklas, o tarp jų ir Hašimą. Taip sala visiškai ištuštėjo ir dabar atrodo kaip kraupus vaiduoklis, nes liko tik tušti betoniniai pastatai, rūdijantys įrenginiai ir tyli sala, savo išvaizdą primenanti Japonijos karinį laivą Tosą. Hašimas stūkso kaip sparčios urbanizacijos, darbo jėgos išnaudojimo ir darbuotojų patirtų sunkumų simbolis. Čia prieš ir per Antrąjį pasaulinį karą japonai ir kinai kentė priverstinį darbą žiauriomis sąlygomis. Šimtai žmonių mirė nuo nelaimingų atsitikimų ir prastos mitybos. Kurį laiką kelionės į šią salą buvo uždraustos, tačiau nuo 2009 metų atnaujintos, rengiami pažintiniai turai po kai kurias salos vietas. Ji taip pat netgi buvo panaudota kelių filmų filmavimo metu, įskaitant vieną iš Jameso Bondo filmų. Japonijoje taip pat yra Aošima. Ehimės prefektūroje esanti sala dažnai vadinama tiesiog kačių sala, nes joje didžiąją dalį gyventojų sudaro ne žmonės, o katės. Kadaise Aošima buvo žvejų kaimelis, bet kai žmonių joje smarkiai sumažėjo, katės, kurios buvo laikytos graužikams gaudyti, ėmė nevaldomai daugintis. Žmonių populiacija saloje sumažėjo, kai išseko sardinių žvejybos ištekliai ir darbo vietos persikėlė į miestus. Aošimoje 2024 metų duomenimis gyvena vos 4 žmonės. Manoma, kad seniau vienam žmogui teko net 36 katės. Tačiau naujausiais duomenimis dabar bendras kačių kiekis yra sumažėjęs iki 80. Savanoriai stengiasi jų populiaciją kontroliuoti sterilizacijos programomis. 2024 metais visos katės buvo vyresnės nei 7 metų, o trečdalis sirgo įvairiomis ligomis. Kadangi saloje gyvena vos 4 senyvo amžiaus žmonės, o po sterilizacijos programų joje nebesiveisia katės, prognozuojama, kad per artimiausius 5 metus ji gali likti visiškai negyvenama. Iš tikrųjų, sala jau dabar atrodo gan pavargusi. Aošimoje daugėja lankyti uždraustų teritorijų.
Dėl ciklonų, smarkių liūčių ir stiprių vėjų apleisti namai sugriuvo ir užvertė kai kuriuos kelius. Taip pat į vietas, kuriuose gyvena salos gyventojai, patekti draudžiama. Toliau keliaukime į Ramųjį vandenyną, kur galima rasti Velykų salą arba Rapanui. Tai sala, kuri priklauso Čilei, tačiau nuo jos krantų nutolusi net per 3500 km. Dėl didelio atstumo nuo aplinkinių salų čia susiformavo savita kultūra. Velykų sala garsėja Rapanujų prieš daugiau nei 400 metų sukurtais moajais, įspūdingo dydžio akmeninėmis skulptūromis išdėstytomis pakrantėje. Skulptūrų svoris apie 20 tonų, o aukštis daugiau nei 6 metrai. Jų saloje aptikta beveik 1000, kai kurios vis dar likusios įvairiose gamybos stadijose, tad panašu, kad jų gamyba buvo nutraukta staiga. Įspūdingos skulptūros veikiausiai buvo sukurtos Rapanujų žmonių tarp 1250–1500 metų. Jie ne tik sugebėjo sukurti, bet ir tvarkingai išdėlioti skulptūras norimose vietose. Jų gabenimui buvo naudojami mediniai rąstai. Manoma, kad būtent ši statulų manija labiausiai prisidėjo prie medžių išnykimo saloje. Kokia buvo skulptūrų reikšmė ar paskirtis, nėra pilnai aišku. Moajai galėjo simbolizuoti protėvius arba svarbius gyvus asmenis. Beje, Velykų sala taip pat garsėja trimatė raštų sistema, kurioje naudojami vaizdiniai ženklai vadinami glifais. Šios sistemos pavadinimas Rongo. Tai vienas iš nedaugelio nepriklausomai sukurtų rašto sistemų pasaulyje, tačiau iki šiol niekas nesugebėjo jo iššifruoti. Lėlių sala Meksikoje tikriausiai viena šiurpiausių ir keisčiausių vietų pasaulyje. Kaip jau galima suprasti iš pavadinimo, joje yra daugybė lėlių, tačiau ne tokių, kurias norėtųsi paimti į rankas, o kraupių, laiko ir gamtos paveiktų lėlių, kurios buvo iškabintos tarp medžių Hoximilko kanaluose. Dabar beveik kiekvienas saloje augantis medis yra papuoštas senomis sulaužytomis lėlėmis. Šimtai lėlių kabo ant metalinių virbų, o jų stiklinės negyvos akys čia atvykusius turistus priverčia jaustis taip, lyg kiekviename žingsnyje juos kažkas stebi. Šiurpi šios salos istorija prasidėjo tada, kai čia atsikrausė atsiskyrėlis Don Julianas Santana. Pasakojama, kad jis nuolat skundėsi, jog jį persekioja mažos mergaitės šmėkla, kuri nuskendo viename iš salą supančių kanalų. Kai kurie žmonės tvirtina, kad jis graibydavo senas lėles iš kanalų, manydamas esant jas tikrais vaikais, ir kabindavo rastas lėles ant medžių, norėdamas atbaidyti mažos mergaitės šmėklą, kuri neduodavo jam ramybės ir nuolatos jį kankindavo. Lėles jis graibydavo ne tik kanaluose, bet ir atkasinėdavo šiukšlyne ar išmainydavo į savo užaugintas daržoves. Taip per kelis dešimtmečius jis tapo Hoximilko legenda ir žmonės patys pradėjo gabenti jam lėles iš įvairių vietovių. Atsiskyrėlis buvo rastas negyvas 2001 metais, nuskendęs tame pačiame kanale kaip ir mergaitė, kurio šmėkla esą jį persekiojo daugybę metų. Tačiau nors paties atsiskyrėlio nebėra, Lėlių sala vis dar yra labai dažnai lankoma vieta, į kurią plūsta šiurpes vietas lankantys turistai. Kai kurie turistai aplankę salą netgi tvirtina, kad lėlė šnabždasi ir norint nuraminti jų sielas, prieš įžengiant į salą joms yra būtina pasiūlyti dovanų. Beje, ši sala sudomino net ir dainininkė Lady Gaga, kuri čia nufilmavo savo vaizdo klipą dainai The Dead Dance. Italijai priklausanti, Neapolio įlankoje įsikūrusi Gajolos sala atrodo itin romantiškai, nes dvi salos yra sujungtos plonu arkiniu tiltu ir čia stovi vila, kurią atnaujinus ji tikrai sudomintų ne vieną romantikos išsiilgusią porą. Tačiau nors šią salą galima pasiekti vos per kelias minutes ir iš toli ji atrodo labai gražiai, ją supo šiurpūs pasakojimai ir keisti sutapimai. Kraupios istorijos pradėjo kauptis 20-ajame amžiuje. 1920-aisiais buvo rastas nužudytas tuometinis salos savininkas šveicaras Hansas Braunas. Jauno vyro kūnas buvo rastas suvyniotas į kilimą. Netrukus po to jūroje nuskendo jo žmona. Kitas salos savininkas buvo vokietis Oto Grumbatskas. Tačiau ir jis nesulaukė gilios senatvės, besidžiaugdamas Gajolos sala, nes mirė nuo širdies smūgio. Tai įvyko jam apsistojus saloje. Tuomet sala pakliuvo į šveicarų farmacijos kompanijos Sandoz įpėdinio ir rašytojo Mauricijaus Sandozo rankas. Bet neilgai trukus po šio pirkinio Sandozui pakriko nervai
Jis buvo paguldytas į psichiatrinę ligoninę, o vėliau joje nusižudė. Sala taip pat priklausė naftos kompanijos Getty Oil savininkui Johnui Paului Getčiui, kuris irgi skaudžiai sumokėjo už jos įsigijimą. Jauniausias sūnus mirė dar būdamas vaikas nuo smegenų naviko. Vyriausias sūnus mirė būdamas apsvaigęs nuo narkotikų, alkoholio ir pats save subadęs peiliu, o anūkas buvo pagrobtas mafijos, neteko ausies, o vėliau, po to, kai grįžo į šeimą, įniko į alkoholio ir narkotikų liūną, niekaip nesusitvarkydamas su patirta trauma. Po vieno stipraus alkoholio ir narkotikų kokteilio jis perdozavo, patyrė insultą ir visam gyvenimui liko paralyžiuotas, dalinai aklas bei nekalbantis. Teigiama, kad paskutinis salos savininkas buvo turtingas verslininkas, tačiau jam irgi baigėsi nekaip, nes buvo suimtas po to, kai bankrutavo jo draudimo bendrovė. Nuo tada prakeikta laikoma sala liko be šeimininko, nes panašu, kad daugybė kraupių istorijų atmušė visų turtuolių norą nusipirkti Gajolos salą. Škotijoje galima išvysti Greenyardą, dar vadinama tiesiog Juodligės sala arba Mirties sala. Greenyardas kadaise buvo laikomas viena pavojingiausių vietų pasaulyje, nes Antrojo pasaulinio karo pradžioje Greenyardas buvo paverstas biologinio ginklo Juodligės poligonu. Britų mokslininkai Winstono Churchillio reikalavimu Greenyarde atlikinėjo kraupius eksperimentus, nes planavo ateityje išdalinti juodligės užkrėstus linų sėmenų pyragus Vokietijos kaime arba tiesiog naudoti juodligės bombas platesniu mastu. Į salą buvo atgabentos 80 avių, o tada netoli jų buvo susprogdintos bombos su juodligės sporomis. Visos avys užsikrėtė juodligę ir vos per kelias dienas nuo užsikrėtimo pradėjo gaišti. Baigę bandymus, mokslininkai priėjo išvados, kad didelis juodligės sporų kiekis pilnai užterštų Vokietijos miestus ir paverstų juos netinkamais gyventi dešimtmečiams. Bandymų rezultatai buvo tokie pavojingi, kad programa buvo sustabdyta, o pati sala liko užteršta ir uždaryta bet kokiai gyvybei dešimtmečiams, nes dirvožemyje buvo savaime niekur nepranykstančių juodligės sporų, kurios buvo atsparios valymo pastangoms. Tik nuo 1986 metų Greenyardą bandyta valyti formaldehidu ir nukasant paviršinį dirvos sluoksnį. Po to į Greenyardą buvo atvežta avių ir kai nė viena iš jų neužsikrėtė mirtina liga, vyriausybė 1990-aisiais oficialiai pripažino, kad sala tapo ir vėl saugi. Poveglija tai nedidelė apleista sala stūksanti Venecijos lagūnoje, šiaurės Italijoje, garsėjanti savo makabrišką praeitimi, dėl kurios jį dažnai vadinama Vaiduoklių sala ar Mirties sala. Niūri salos istorijos pusė prasidėjo 16 amžiaus pabaigoje, kai per didžiąsias maro epidemijas sala virto izoliaciniu postu arba lazaretu. Per 3 šimtmečius čia buvo gabenami marus sergantis pacientai ir jau mirusios maro aukos. Istorikai teigia, kad Poveglijoje galėjo būti palaidota net iki 160 000 žmonių, o legendose pasakojama, kad pusę salos dirvožemio sudaro žmonių pelenai. 1922 metais saloje atidaryta psichiatrinė ligoninė. Apie ją sklandė niūrios istorijos, kuriuose buvo pasakojama apie žiaurius eksperimentus su pacientais ir nuo bokšto nukritusi gydytoja. Tačiau nepaisant netylančių kalbų apie psichiatrinėje vykstančius žiaurumus, ligoninė buvo uždaryta tik po 46 metų. O nuo tada sala liko apleista ir dėl nestabilių griūvančių pastatų joje lankytis draudžiama. Tiesa, nors sala jau ilgą laiką visiškai negyvenama, pasakojama apie vaiduoklius netyla iki šiol. Pasakojama, kad esą iš salos galima girdėti pacientų klyksmus, matyti maro aukų vėles, skambantį bokšto varpą. Na ir pabaigai Okunošima. Sala Japonijoje, kuri dabar dažniausiai vadinama tiesiog triušių sala, nes garsėja gausia laisvai lakstančių triušių populiacija. Visgi, nepaisant to, kad dabar tiek jos pavadinimas, tiek patys triušiai skamba mielai, sala turi tamsią istoriją. Antrojo pasaulinio karo metu čia veikė slapta cheminių ginklų gamykla, gaminusi didelius kiekius nuodingų dujų. Dėl ginklų gamybos Okunošima buvo specialiai ištrinta iš Japonijos žemėlapių ir apie jos egzistavimą žinojo tik nedaugelis.
Gamykloje dirbo tūkstančiai žmonių, įskaitant net ir nepilnamečius. Dėl nepakankamų apsaugos priemonių ir nuolatinių nuotėkių daugelis jų kentėjo nuo apsinuodijimų dujomis, o galiausiai jiems išsivystė rimtos sveikatos problemos, įskaitant vėžį ir plaučių ligas. Ir nors dabar turistus vilioja mėly triušiai, manoma, kad seniau triušiai buvo specialiai atgabenti į salą, kad būtų naudojami eksperimentuose, bandant tirti nuodingų dujų poveikį. Jei norite sužinoti apie kitą šiurpią salą, kurioje gyvenanti gentis visus atvykėlius išveja su strėlėmis arba juos tiesiog nužudo, rekomenduoju peržiūrėti jau seniau paruoštą video apie Sentinelų salą. O jei patiko kelionė per keisčiausias ir šiurpiausias pasaulio salas, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims.